Iš visų 3 rungtynių turbūt šiandien Barklajus sužaidė geriausią mačą, nepaisant to, kad rezultatas netoks turbūt, kokio norėtumėt. Šiaip rezultatas tai galėjo būti daug geresnis, ypač pabaigoje. Ir pačioj pradžiai buvo tokios kelios grubės gynėjų klaidos, kur elementariai ten tiesiog kamuolys tarp kojų prarėda ar kažką ten. Trūko gal biški perdavimo, biški tokio tikslesnių perdavimų, nes varžovai šiaip matosi labai patyrę. Daug tikslių, tolimų perdavimų, viskas palei žemę, labai techniškas žaidimas. Biški trūko, bet šiaip, jeigu vertinant bendrai paėmus, tai varžybos gal gavosi geriausias, drausmingiausias, taip sakyčiau. Praeitas mačas toks buvo sausiau, ten jau nubaudė kaip turėjo. Šiandien galėjo būti rezultatas gal 1-0, 2-0, galbūt 2-2, bet gavosi kaip gavosi. Tie keli vartininko neužtikrinto žaidimo epizodai neišmušė iš vėžių? Išmušė vartininką. Ne, šiaip išmušė gal labiausiai gynėjų klaidos, kai vartininkas biškai prarado pasitikėjimą, kad jisai išbėgo iš pradžių, gynėjai prasileido ir viskas. Vartininkas, jisai jaunas yra, šiais metais tik prisijungė prie mūsų, dar trūksta tokio biškai, fričiau ant žemės atsistato. Bet šiaip augam, tobulėjom. Ačiū. Ačiū tau.